Taigi, šiame video parodysiu, kaip paimti mūsų video, pavadinti tinkamais raktažais, tinkamu pavadinimu, perkelti į puslapį labai paprastai, labai greitai, kaip puslapį visą tai padaryti labai paprastai ir labai greitai ir kaip toliau įkelti į Facebooką. Taigi, nuo ko pradėsime? Tai, kaip ir kalbėjau, aš turiu morkumeistras.lt ir man reikia, aš padarau video apie morkų sultis, pasirinksiu morkų sultis, nes aš tiesiog ieškau, ką dabar aš patarinėjau, būtent kaip išsirinkti morkas, kurios būtų tinkamiausios sultims, morkų sultims, šviežiai spausti. Tai nuo ko aš galiu pradėti? Aš pirmiausiai galbūt ir nueisiu į Google ir prašysiu morkų sultis, galiu lietuviškai, galiu angliškai, ne lietuviškam raidėm, lietuviškom. Ir pavyzdžiui, pažiūriu, kiek čia yra 21 000 rezultatų. Tai nėra labai daug. Ir apačioje matome, galim pažiūrėti, kokie Google rekomenduoja paieškas. Tai yra morkų sultis žiemai, morkų sultis kalorijos, morkų sultis nėštumo metu, morkų sultis aliejumi. Tai ką man tai rodo, kad iš tikrųjų tai yra pakankamai populiari frazė, kuri dar turi tų tikslingų raktažodžių. Ir ką aš galiu dabar padaryti, tai yra aš nuvėjęs į Google AdWords tą įrankį, kur prieš tai video buvo rodžiau, kaip nueiti į jį, adwords.google.com ir čia aš galiu rinktis būtent Keyword Planner arba, neatsimenu kaip lietuviškai, raktinių žodžių įrankis, turbūt. Sakau, video jau matėt apie tai. Ir aš galiu tiesiog įrašyti, nueiti ir rašyti morkų sultis, arba netgi galiu per dar kartą kablelį įdedu ir padaryti su lietuviškom raidėm. Morkų sultys. Ir tiesiog paiešką daryti. Taip, ir man idėjos galiu pažiūrėti. Morkų sultys, lietuviškas ir toksai nelietuviškam raidėm 390, pakankamai tikrai nemažai yra paieškų, netgi galiu pažiūrėti, kada ieškoma labiausiai vasarą, bet taip pat artėjantis lapkričio visai nieko dar būna, iš tikrųjų per pusę mažiau. Ir galim pažiūrėti morkų sultis žiemai, morkų aliejus, morkų obuolių sultys. Ir ką aš galiu dabar daryti? Paimti tuos raktažodžius ir išsirinkti. Aišku, galiu ir pabandyti ir ne Lietuvos dėti, pavyzdžiui, ne lietuviškai, galiu, kadangi morkų sultis tokia frazė, kur yra galbūt įvairių visokių dar variacijų lietuviškų žodžių, bet galima ieškoti visam pasaulyje. Ir ekologiški produktai matau, kad išsimeta. Bandome vien tik tai Lietuvoje, kad ieškotume. Vis tiek kažkokį kitokį rezultatą mes. Ir mes galime ką daryti? Mes galime kopijuoti. Pasimti, nusikopijuoju šitus raktažodžius. Čia pasididinsiu netgi, kad jūs matytumėt. Ir tiesiog pasiemu netgi paimsiu taip, kad aš po kablelio darau kablelį ir išsirinku morkų sultys abudu. Ir tokie. Aš sustabdysiu, to surinksiu visus raktažodžius. Rinkau raktažodžius, morkų sultys, obuolių morkų sultys nauda, morkų sultys kilokalorijos, morkų sultys kūdikiams, morkų sultys receptai ir morkų obuolių sultys. Ir aš dabar, pavyzdžiui, pažiūrėsiu kitus raktažodžius, aš galbūt nenorėčiau tokių raktažodžių kaip, pažiūrėsiu, pavyzdžiui, šviežiai spaustų sulčių receptai, nes tai nesusijęs su morkomis, sulčių gamyba nesusijęs su morkomis, šviežių sulčių receptai irgi nesusijęs su morkomis. Taip pat morkos receptai tai nėra morkų sultys, tai yra tiesiog kitoks visai raktažodis ir aš turėčiau tikrai nežiūrėti jį. Sulčių receptai irgi nežiūrėti ir vien tik tai išsirinkti tai, kas man svarbu ir kas įdomu, netgi iš tų pačių raktažodžių galim būtų pažiūrėti kalorijos, kalorijose netgi galiu įvesti šitą raktažodį, pažiūrėti, gal kažkas netgi rodoma yra. Nors nėra, bet Google'as patarinėja, kad būtent su tuo susiję raktažodžiai ir dėl to vertėtų. Taip pat morkų sultys žiemai, pavyzdžiui, galbūt tai yra ne morkų sultys žiema, o žiemai, tai galbūt yra kažkoks paruošimas, kaip koksai konservai ir kažkas tokio. Tai man irgi tas nelabai gal įdomu. Ir viskas, mes tada, turime šitus raktažodžius ir mums jų užtenka.
Ne? Ir mes turime, aišku, nuspręsti, jeigu morkų sultys pagrindinis raktažodis, tai mes ir einame, pirmiausiai, ką darome. Tai yra, nueiname į YouTube kanalą, mes kadangi video padarėme, ir aišku, dar labai noriu pabrėžti, labai įdomu tokį vieną dalyką. Kai mes, pavyzdžiui, ieškome raktažodžių ir, pavyzdžiui, būna tokio dalykai, kad morkų sultys kilokalorijos. Tai ką tai reiškia, kad žmonės iš tikrųjų ieško ir jiems įdomu. Kai kuriems žmonėms įdomu, kiek morkų sultys turi kilokalorijų. Ir mes galime į tą, būtent video, netgi žinodami raktažodžius, ko ieško, mes galime įdėti netgi papildomos informacijos, kur patys žmonės diktuoja, kas jiems svarbu, kas jiems įdomu. Ir taip mes papildysim video ir netgi pataikysim ir sudominsim žmogų būtent į tuos dalykus, kur galbūt jisai pas nepagalvotų apie tai, kad jam įdomu, bet kitiems, kadangi įdomu. Ir kai mes pasakysime ir jam, tikrai, man iš tikrųjų įdomu, aš gal nepagalvoju, bet man tikrai įdomu. Ir būtent, kad kiti žmonės patarė ir padeda mums suvokti, kokią medžiagą ir kokią informaciją mes turėtume pateikti. Gerai, tai mes einame tada į YouTube, čia jau prisijungę prie YouTube kanalo, įsidedame. Ir taip, mes nuėję į YouTube galime spausti įkelti. Įkelti išmeta langelį, kuriame pasirinksime būtent tą failą. Aš jau pasiruošęs failą, pas mane buvo tas Sveiki, čia Ramūnas iš morkumeistras.lt ir šiame... Mane, aišku, pasidaręs aš jau jį, įkeliu šį į YouTube ir dabar ką mes galime daryti su tais raktažodžiais. Tai yra, mes galime ir pasirinkti tą tokį raktažodį, kokį. Pirmiausiai pradedam nuo to raktažodžio, kuris yra mums svarbiausias ir po to tik tai aiškiau paaiškinsim apie video. Tai yra, kad gali būti ir mes galime lietuviškai morkų sultys. Morkų sultys. Kaip išsirinkti geriausias morkas morkų sultims. Ir būtent mes panaudojame netgi du raktažodžius. Tai pirmas raktažodis laiką eina pačioje pradžioje, po to galime kaip maždaug šiek tiek logiškai, kas tai bus, ne? Morkų sultys, kaip išsirinkti geriausias morkas morkų sultims. Ir dabar aprašas koksai yra. Mes būtinai darome HTTP dvitaškis ir kaip ir pačiam galime netgi nueiti morkų. Čia man atrodo dabar jie neleidžia, bet galbūt ir neleis. Jo, leidžia. Morkų meistras LT. Ne, mes galime netgi pagražinti didžiosiom raidėm pirmus tos morkų meistras, MM. Ir galime pačioje pradžioje dar daugiau informacijos. Informacijos rasite morkumeistras.lt, ne? Ir mes šiek tiek turime prašyti vėlgi panaudoti šiek tiek raktažodžių. Tai yra morkų sultys. Ne, mes taip ir naudojam tos raktažodžius. Pavyzdžiui, morkų sultys, gal aš netgi sustabdysiu ir po to parodysiu, kaip parašiau. Aš surašiau šiek tiek informacijos ir dabar parodysiu, kaip tai daroma netgi. Labai paprastai. Tai yra, mes turime tos raktažodžius morkų sultys, obuolių morkų sultys nauda, morkų sultys kilokalorijos. Ir aš ką darau, tai yra, čia, sakykime, galiu pačioje pradžioje ten daugiau informacijos rasti morkumeistras.lt arba netgi, sakykime, tenai receptą rasite blablabla, ne? Morkumeistras.lt, tai čia būtent nukreipiame grinai mūsų svetainę. Bet taip pat aprašymą mes galim panaudoti. Tai yra, pavyzdžiui, ir turime žiūrėti morkų sultys, ne? Tai ir morkų sultys yra spaudžiamas iš morkų. Tai yra morkų irgi raktažodis yra, kurios yra sultingos, jeigu įmanoma šviežios, čia kaip pavyzdys tik tai. Taip pat morkų sultys turi daug vitaminų ir yra, vėlgi vitaminai bus raktažodis, tos irgi loginis, ne, sakinys. Morkų sultys turi daug vitaminų ir yra, dabar aš pažiūrėjau, raktažodis yra morkų sultys nauda, ne? Tai aš ir stengiuosi tai prašyti. Morkų sultys turi daug vitaminų ir yra didelė nauda, padedant mūsų imuniniai sistemai palaikyti gerą sveikatą. Ir būtent morkų sultys ir nauda yra vienam sakiny. Taip pat yra pas mane raktažodis morkų sultys kūdikiams, tai aš galiu irgi vėl rašyti. Morkų sultys kūdikiams bei vaikams yra puikus vitaminų šaltinis. Ir morkų sultys gali būti maišomos ir su obuolių sultys. Ir aš dabar čia, kodėl tai prašau, kodėl ne sultims. Tai kad mūsų raktažodis yra obuolių sultys. Ir Google'as nėra dar toks protingas, kad jisai lietuvių kalbą gerai išverstų. Dėl to mes galime rašyti, kad morkų sultys, obuolių sultys ir visą tai gražiai įpinti į tą
sakinį. Plius žmonės, nežinau, ar skaito ar neskaito, bet, nesmė. Mums svarbiausia, kad būtų mūsų video randamas, iškeliamas į viršų, o video prasme yra pats video pati medžiaga. Ir būtent taip aš panaudoju ir aprašymę, būtinai panaudoju beveik visus raktažodžius, kuriuos aš norėsiu dėti. O dabar ką čia yra žymos? Žymos tai aš dedu, paimu šitą visą su kableliais, nukopijuoju ir tiesiog įdedu. Ir viskas įdėjau. Žymos pasirinkau dabar vaizdą, galiu pasirinkti morkas. Ir čia viešas, čia daugiau nieko kaip ir nereikia. Mes galim pasirinkti dar kategorijas, ten sakykime, žmonės ir tinklaraščiai, arba gali būti kaip ką nors padaryti ir stiliaus patarimai, irgi kaip ką nors padaryti. Ir viskas, mes išsaugojam. Ir dabar, kai mes gavome šitą video, mes galime paspausti jį, jisai atsidarys, sustabdyti. Ir ką mes dabar darome? Mes galime daryti taip paprastai labai. Tai yra, mes galime dalintis, bendrinti, kaip sakome. Ir mes galime šitą nuorodą paimti, nukopijuoti. Ir mes jį kaip ir turime. Mes turime jo nuorodą. Dabar mums būtinai nusikopijavę šitą nuorodą, mes galime arba tiesiog įsisaugoti, netgi čia galiu įsisaugoti nuorodą. Mes dabar eisime į mūsų puslapį. Ir mūsų puslapis, kadangi mes užregistravome, mūsų puslapis yra labai paprastai, tai yra www, ir tiesiog gali būti tiesiog morkumeistras.lt /wp/admin. Ir viskas. VP brūkšnelis, tai yra WordPress /administratorius, admin. Šitas yra adresas, kuriuo būtent jūs eisite visą laiką prisijungti prie savo puslapio. Spaudžiam čia, dabar jūs, toj plaukit, atsijungsiu, kad parodyčiau, kaip tai prisijungimas atrodys. Štai kaip atrodys prisijungimas. Tai yra vartotojo vardas ir slaptažodis. Tai ir būtent jūsų ten, sakykime, toks ir toks. Mano toksai yra prisijungti. Nenoriu išsaugoti. Ir štai prisijungiu. Dabar čia ką rodo, tai mes ignoruojame visiškai. Bet mums reikia tik tai kelis dalykus žinoti. Tai yra, mums reikia žinoti, kur yra įrašai ir kur yra puslapiai. Visą kitą mums reikia dabar nekreipti visiškai dėmesio. Tai prieš pradedant, kadangi čia yra pirmoji pamoka, kadangi čia pirmas dalykas yra, ką mums reikia padaryti, tai mums reikia šiek tiek pakeisti tam tikrus dalykus, kurie jau yra. Kadangi aš instaliavau jums visus įskiepius, kuriuos jūs matote čia, mes turime padaryti kelis tiesiog žingsnius, kurie yra reikalingi, kad mums padėtų daug paprasčiau viską padaryti. Tai yra, pirmas, eisime į įskiepiai, paspaudžiame ant įskiepių. Čia vienintelį kartą reikės padaryti, daugiau niekada nereikės padaryti. Ir susirandame apačioje bus, aš dar netgi išjungsiu, apačioje bus toksai YouTube įskiepis, tai yra ten bus pavadinimas, kad Embed Plus Team. Ja, ir bus tiesiog YouTube pavadinimas. Mes tą YouTube spaudžiame, tik tai vienintelis žodis bus YouTube. Mes spaudžiame įjungti ir viskas jisai įjungtas, daugiau nieko nereikiam daryti. Ir dar vieną dalyką mums reikia surasti, tai yra virš jo šiek tiek buvo. Tai yra WordPress SEO, šitą irgi, WordPress SEO. Mums reikia tik įjungti jį. Mes dabar jį paspaudžiam, įjungiame ir viskas. Mums daugiau dabar nieko nereikia daugiau daryti. Viskas. Vieną kartą įjungiam ir pamiršim šitą. Mes pamiršime šitą žingsnį, nes ateityje mes dabar jungiam, viskas daugiau nereikės. Ką dabar mes toliau darome? Einam mes į įrašus, paspaudžiame įrašai. Čia yra tie straipsniai. Ir mes galime šitą pirmą patį ištrinti, Hello World, nes čia tiesiog, kaip parodymas, kaip pavyzdys, mums nereikėjo, ištrinam. Ir mes dabar galim eiti į kurti naują. Sukurti naują viršuje. Ir viskas. Dabar, kas čia yra? Ir viską aš jums parodysiu, labai paprastai. Kaip ir sakiau, mums reikia pirmiausiai to įskiepio pavadinimu, neįskiepio, tai yra
antraštės pavadinimą, ne? Tai mes ir galime pavadinti. Tai yra čia yra pats pačio puslapio pavadinimas, pačio lapo to pavadinimas. Tai bus, pavyzdžiui, mes galime šitą morkų sultys, kokias morkas rinktis spaudžiant morkų sultis. Taip, mes spaudžiame čia, mes spaudžiame Enter, ar tiesiog paspausime kažkur kitur ir būtent išmes tą nuorodą, va tokią va nuorodą. Ir dabar ką mes galim padaryti? Atsimenat, kalbėjau apie kategorijas. Kategorijos yra dabar on categorized. Čia, nu, ne kategorijos. Tai dabar tiesiog šitą paliekam, bet aš po to grįšiu prie jo ir paaiškysiu kaip tiksliau. Ir mes dabar čia galime būtent rašyti. Dabar kaip tie raktažai daromi? Mums reikės kelių tokių yra. Mums reikės antraštės, arba tiesiog to didesnio teksto, kad būtų morkų sultys. Reikės mums šiek tiek teksto, kuriame būtų irgi morkų sultys. Ir taip pat mums reikės to video įdėjimo. Ir mes galim, pavyzdžiui, pavadinimą ir tiesiog atrašyti. Dar beje, kad padėtume savo rašyti, gal prieš tai vėlgi grįžtame, aš pamiršau tą pasakyti, grįžtame į įskiepiai. Šitą galima tiesiog palikti taip, jisai išsisaugos. Grįžtame į įskiepiai ir įjungti turime tik vienintelį dalyką, kuris mums padės daug lengviau, tai yra Tiny MCE Advance. Šitas tiesiog įskiepis mums padės turėti daugiau kontrolės. Spaudžiu įjungti ir dabar aš galiu vėl grįžti prie įrašų ir rasiu savo morkų sultys, vėl spaudžiu redaguoti. Čia galiu paspaudę šitą knopkytę, kuri rodo, kad daugiau išskleisti. Galime pasitvarkyti, pasidaryti, kai mums reikia dydis. Šrifto dydis ir paragrafas ir taip toliau. Ir mes dabar ką turime? Ką mes galime dabar daryti? Tai yra ir rašome. Morkų sultys. Aš netgi parašysiu ir po to parodysiu jums. Taigi, aš šiek tiek pasirašiau iš teksto. Paprastai tiesiog ir naudojau tos raktažodžius kartu. Tai yra morkų sultys ir kokias morkas rinktis. Ir prašiau tiesiog spaudžiant šviežias morkų sultis. Jų skonis labai priklausys nuo morkų, kurias mes naudosime spaudžiant sultis. Morkų sultys tai vėlgi morkų sultys, ne raktažodis, vėliau skaniausios, kai spaudžiama iš šviežių ir pilnai sunokusių morkų, nes morkų vėl raktažodis. Morkų sultys ir jų nauda, tai morkų sultys nauda, ne? Ir jų nauda organizmui taip pat priklauso nuo morkų, kurias mes rinksime spausti sultis. Ir toliau čia, kadangi yra raktažodis morkų sultys receptai, tai aš galiu morkų sultys ir receptai. Morkų sultys gali būti geriamos vienas arba morkų sultys su aliejumi. Ir matot vėl, raktažodis yra morkų, net neatsimenu, kažkur išsisaugau, bet buvo morkų sultys aliejus. Ar bent jau mačiau tenai, kur buvo Google. Ir taip pat labai skanu morkų sultys ir obuolių sultys. Ir aš negalėjau sakyti morkų sultys sumaišytos su obuolių sultimis, bet aš vėl pamačiau, koks yra raktažodis, kad morkų sultys obuolių sultys yra. Morkų obuolių sultys ir tiesiog paėmiau išskaidau ne morkų sultys ir obuolių sultys, kurios dar gali būti pagardintos labai nedideliu kiekiu citrinų sulčių. Ir jos visi šitie raktažodžiai yra glaudžiai pakankamai susiję, bet labai svarbu, kai pavyzdžiui rašome tekstą, kad jis nebūtų tiesiog labai tuščias. Labai svarbu ir net Google'as labai mėgsta tą, kad mes, pavyzdžiui, patį pagrindinį viršų tekstą mes galime antraštę vienas padaryti, tai yra didžiuliu, ir palaukit čia, Enter, tiesiog turėjo būti paspausta, va tai va. Darome tiesiog tarpą, va tai va, ir dar kartą Enter paspaudžiam, tada jisai supranta, kad tai yra naujas tekstas. Ir kai mes pažymė šitą, mes galime spausti antraštę, jinai va tokio dydžio. Aišku, čia dabar padidinęs labai ekraną, bet bus viskas gražu. Ir mes toliau galime ieškoti, atsimenant, šitas yra morkų sultys ir receptai. Mes galime daryti H2, arba antraštė 2, tai yra čia angliškai H2, bet antraštė 2. Ir čia vėl matot tas pats. Tai mes vėl, ką padarysime, aš tiesiog Enter nepaspaudžiu tų. Enter. Ir bandome dabar antraštė 2. Viskas, va, morkų sultys ir receptai. Matot, labai gražiai viskas atrodo. Galima raudoną kokią spalvą, ar kokią nors, kuri nelabai
nelabai ten išryškėtų kitokios spalva, bet tiesiog būtų tokia link tamsios. Ir, pavyzdžiui, dabar mes galime ieškoti pačiam tekste, kur arba tą bold, tą B raidę, arba I, italic, arba netgi pabraukti, kuri būtent ir padės mums išryškinti tos raktažodžius. Tai, pavyzdžiui, spaudžiant šviežias morkų sultis, jis skonis labai priklausys nuo morkų, kurias naudosime spaudžiant sultis. Tai galime parašyti, pavyzdžiui, morkų sultis, šviežias morkų sultis, ir galima bold padaryti. Toliau morkų sultis, vėlgi, pavyzdžiui, galima italic, kad mes pabraukėm tuos būtent ką raktažodį. Skaniausias, kai spaudžiame iš šviežių ir pilnai suniokusių morkų. Morkų sultis vėl mes galime, bet dabar galime, pavyzdžiui, daryti arba U, arba tiesiog B. Ir jų nauda organizmui, ir nauda irgi galime tą patį pabrėžti. Organizmui taip pat priklauso netgi visą turbūt junginį galima daryti. Morkų sultis ir jų nauda organizmui taip pat priklauso nuo morkų, kurias mes pasirinksime spausti sultis. Toliau morkų sultis. Čia jau, kad tas jau, sakykime, antraštė antra. Ir toliau vėl morkų sultis mes dabar galime daryti vėl bold. Gali būti geriamos vienas arba morkų sultis su aliejumi. Vėl galime braukti. Ir čia mums nereikia daug teksto rašyti, mums tiesiog reikia būtent tos pažymėti, pabraukti. Taip pat labai skanu morkų sultis ir obuolių sultis. Vėl morkų sultis ir obuolių sultis mes galime tiesiog padaryti italic, kurios dar gali būti pagardytos labai nedideliu kiekiu citrinos. Taip, ir kadangi aš jums jau padėjau, jums labai nereikės kažką išsigalvoti su YouTube video, mes dabar čia galime dėti YouTube video. Galime YouTube video dėti kur? Jį galime dėti mes apačioje arba pačiam viršuje, tai po tos antraštės. Čia paprastai mes tiesiog paimam tą nuorodą, nukopijuojam ir įdedam. Ir viskas. Viskas. Aš norit, galima pažiūrėti dabar. Galima pažiūrėti į mūsų tinklapis, kaip dabar jisai atrodys. Štai. Sveiki, čia Ramūnas iš morkų. Štai, morkų sultis ir kokias morkas rinktis. Čia spaudžiant šviežias morkų sultis, ir matot, išsiryškina tekstas, išsiryškina morkų sultis ir atkreipi dėmesį, kad morkų sultis visur ir taip toliau. Ir viskas, mums vienintelio dabar dalyko čia daugiau nieko nereikia išsigalvoti. Mums dabar tik tai reikėtų galbūt netgi nuotraukos, Mums nuotrauka tikrai padėtų. Tai atsimenat, arba galima patys išsirinkti, galima iš video padaryti ištrauką, iškarpą tiksliau, arba netgi galiu tiesiog nueiti į kažkur ir įvedžiau morkų sultis ir kad nevokti paveikslėlių iš kažkieno, tai aš galiu pasimti, pavyzdžiui, man patinka šitas paveikslėlis. Paspaudžiu tai ir peržiūrėti vaizdą ir aš pasiemu būtent tą paveikslėlį, nusikopijuoju ir aš dabar galiu dėti čia. Tai yra įterpti failą spaudžiu. Ir darau įterpti iš URL. Ir darau paste. Ta paste vadinama. Ir netgi antraštę galiu vėlgi parašyti, tai yra morkų sultis ir obuolių sultis. Viskas. Perkelti tą patį galiu čia, alt tekstą tą. Lygiavimas galiu padaryti kairė dešinė, bet padarysim dešinė, tada gražiai labai atrodo. URL jokio nėra, čia yra tas būtent pavadinimas, bet mes ką galime padaryti? Nuorodą, Mes galime padaryti vis dėlto, kas mums labai padės. Nuorodą galime pasirinkti į čia, į būtent YouTube video. Tai realiai, jeigu žmogus paspaus ant paveikslėlių, jis nueis į YouTube video, tai mums padės YouTube video iškelti į priekį. Ir mes spaudžiam įterpti ir viskas. Jeigu yra per didelis tekstas, tai yra nuotrauka per didelė, sakykime, ir mes norime pamažinti, mes spaudžiame tiesiog užeiname ant pačios nuotraukos, paspaudžiame ir tada atsiranda šitas. Paspaudžiame tą paveikslėlių nuotrauką ir čia procentai yra. Tiesiog galime iki 60% sumažinom ir tiesiog atnaujinti viskas. Ir štai. Ir mes ją galime, aišku, dabar perkelti kur nors aukščiau šiek tiek. Tai jau. Lyg tai galima. Gal ir negalime. Tiek to. Paliekam čia. Galim pažiūrėti dabar, kaip atrodo. Peržiūrėti.
Sveiki. Štai mūsų morkų sultys yra bulių sultys, nuoroda, atsidarys YouTube ir viskas. Štai mūsų labai kažkas tai tokio nesudėtingo yra ir mes automatiškai jau turime daug raktažodžių, kurie būtent ir padės mums iškilti. Ir dabar grįžtame atgal. Tai štai turime šitą visą padarę. Ne? Čia galime netgi nutrinti visą šitą, patrumpinti labai morkų sultys, arba galime šitą sumažinti, kadangi jis labai jau didelis gaunasi, antraštė iki va tokia. Taip, kas toliau? Kas toliau mums seka? Na, mes turime, parašėme, kaip žadėjom, parašėme tą tekstą labai paprastai. Toliau mums reikia jį nusakyti, arba bent jau šitą puslapį nusakyti, kad kaip tai atrodys mūsų Google viršuje. Ne? Ir pirmiausia, bus du dalykai, nuoroda ir kaip atrodys pačiam Google. Tai nuorodą galima taip padaryti. Pirmiausiai, kadangi atsimet, mums reikėjo tos kategorijos, o kategorijos yra va šitoje vietoje, dešiniai pusėje. Ir mes dabar galim sukurti, kadangi naują kategoriją mes galime ir sukurti morkų. Atsiminkit, nuorodoje negali būti tarpo, tai mes turime padaryti morkų sultys ir lietuviškų irgi negali būti. Ir mes tiesiog vieną kartą sukūrėm morkų sultys, atžymėjom, tik tai pažymėjom tik tai morkų sultys ir mes dabar galime sakyti skelbti, paskelbti. Ir matot iš karto nuoroda yra morkumeistras.lt morkų sultys, ne, čia šitas kategorija ir tada morkų sultys ten bla 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 bla, ne. Ir būtent tos morkų sultys, tai ką mes pirmiausiai čia įrašėme, čia ir buvo būtent morkų sultys, kokias morkas pasirinkti. Tai mes galim tiesiog morkų sultys, kokias morkas rinkti, spaudžiant morkų sultis. Ir viskas gerai, mums tokio ir užtenka, viskas ilgas pavadinimas, mes galime spausti dar kartą atnaujinti ir mes jau kaip ir turime tą nuorodą. Bet mums paskutinis žingsnis liko. Tiksliau, 2 paskutiniai žingsniai, 3 paskutiniai žingsniai, kurie labai yra paprasti. Tai yra tam WordPress SEO, kur būtent čia vat štai kaip rodo. Mes ir įrašome būtent koks mūsų yra tas focus keyword, tai yra koks mūsų tas raktažodis, kurį mes fokusuojamės. Tai yra koks mūsų raktažodis, tai yra morkų sultys, lietuviškas sultys. Ir kartais mums duoda, netgi išmeta tokius paaiškinimus, ką rinktis, bet mes spaudžiame Enter. Ir mes dabar apačioje matome. Ir būtent sako, kur yra, kur kas, ar taip yra. Ir mums čia duoda visą pasirinkimą, kaip mūsų atrodys tas Google pačiam. Ir matot morkų sultys ir kokias morkas rinktis, YouTube videtas, spaudžiant šviežias morkų sultys, jų skonis labai priklausys nuo morkų. Ir mums, pavyzdžiui, šitoje vietoje mums labai tenkina šitie visi dalykai, viskas kaip ir sako taip, nes jeigu, sakykime, nebūtų ar tenai pas mus tekste, ar tai nebūtų pačiam pavadinime, ar tai nebūtų kažkur kitur, mes automatiškai jau gautų, rodytų ne. Mums tai labai padeda tikrai, mums tikrai padeda tą prašytą. Jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, pakeisti aprašymą, tai aš čia va tą aprašymą keiščiau ir mato, šitoje vietoje viskas keičiasi. Bet kadangi tas aprašymas, tekstas pas labai gražus, tai man nereikia keisti nieko. Sekantis žingsnis. Mums toliau reikia būtent kas susijęs su žymos. Žymos čia mums pačiam blogė bus, bet mums jas reikia visą laiką dėti. Ir mes darome. Taigi, ką mes darome? Mes darome morkų sultys. Šitų lietuviškų nedarysime vėl. Morkų sultys. Toliau morkų sultys nauda. Toliau morkų sultys kilo, taip, kal, toliau morkų sultys kilo kalorijos ir kas čia dar gali būti, morkų sultys kūdikiams, morkų sultys receptai. Viskas, sudėjau visus, dabar spaudžiu, čia su kableliais spaudžiu pridėti. Tai aš padariau su kablelis, tiesiog arba galėjau tiesiog nukopijuoti iš čia, spaudžiu pridėti ir viskas, pridėjau visus tuos. Ir liko vienintelis paskutinis žingsnis. Tai yra, mums reikia, įsivaizduokit, kad mums kaip ir laikraštyje, mums reikia paveikslėlio. Kažkokio paveikslėlio, kuris gražus yra. Tai ką aš galiu padaryti? Man čia šitoje vietoje reikės paveikslėlį dėti. Tai aš galiu atsidaryti tą video, kurį pas mane yra ir aš tiesiog galiu susirasti, pavyzdžiui, kadrą. Man toksai, ne?
Aišku, čia ne pats gražiausias, bet, nu, aš jeigu, sakykime, paimčiau gražiausią ir aš galiu naudoti tą programą, kur aš sakiau, arba jūs kažkaip kitaip galite gauti. Paimti tiesiog, čia vat, capture darau, fotografuoju, išsisaugau, tiesiog ir vėl pavadinsiu labai paprastai, ne, kaip raktažodžiais, vėl būtinai raktažodžiais. Ir pavadinu morkų sultys, kaip brūkšnelis išsirinkti morkas spaudžiant sultis. Kuo ilgesni, tuo geresni. Viskas, išsisaugojau. Tik aš dabar neatsimenu, kur išsisaugojau, bet tik to rasime. Ir grįžtame į redagavimą, spaudžiu naudoti kaip specialų paveikslėlį. Dabar spaudžiu įkelti failą, pasirinkti failas ir aš tą morkų sultys, to yra man, štai, mano nuotrauka, neaišku, baisiai kaip velnės, bet tiek to. Įdedam, čia morkų sultys, galime dar teksto šiek tiek įrašyti vėlgi, to morkų sultys, čia man atrodo netgi tarpus galime daryti, bet tiesiog visur, kur galime morkų sultys, kaip išsirinkti morkų sultis. Morkas sultims. Ir kuo daugiau prašysim, tuo bus geriau, bet šiaip tai galime ir pataupyti laiko ant tokių dalykų, nes šitie kaip ir svarbus, bet ne patys svarbiausi. Ir naudoti kaip specialų paveikslėlį, viskas. Štai. Ir dabar spaudžiu atnaujinti. Nueinu į blogą savo. Sveiki, čia Ramūnas iš morkumeistras.lt. Ir štai. Viskas. Jeigu aš norėčiau paspausti, atsidaro tas morkų sultys. Ir viskas. Sveiki, čia Ramūnas iš morkumeistras.lt. Ir įsivaizduokit, labai lengvai mes galime įdėti visą medžiagą, visą, ko mums reikia ir komentaras. Dabar pradžiai mes tik tai įdėsime, mes mokysimės po žingsnelius, kad jums nereikėtų, mes pereisim, mes visus dalykus pereisim. Bet pačioj pradžioje tai yra labai svarbu, kad mes pradedam nuo paprasčiausių žingsnių, suprantant visą technologiją, suprantant visą procesą, kuris yra tikrai lengvas. Kai pirmą, antrą, trečią kartą padarysit, pamatysit, koks yra lengvas. Ir tiesiog morkų sultys, yra kategorija, yra tie tagai vadinami ir jie visi labai stipriai veikia. Labai stipriai veikia. Ir štai, pirmas žingsnis, mums bent jau tiek padaryti reikia ir mums to užteks. Po to jau parodysiu, kaip profesionaliau visą tai daryti, kaip tai turėtų atrodyti gražiau ir taip toliau, bet pradžiai mes tiesiog labai paprastai padarom visus dalykus ir po to keisim ir išvaizdą ir taip toliau. Tai tiek, čia Ramūnas ir būtinai iš tų žingsnius padarykite ir ką man noriu, kad padarytume. Tai yra, matot nuorodą kokią, ne? Morkų sultys ir taip toliau. Ir aš dabar ateinu, pirmas dalykas. Aš ateinu į puslapį, kuriame galiu pasižiūrėti, sakyti, prašau, man parodai, kokie raktažodžiai yra būtent su dabar ką aš ką tik padariau, tas morkų meistras, morkų sultys ir taip toliau. Ir sugeneruojam idėjas. Ir žiūrim, pažiūrėkit, kiek raktažodžių jis randa. Sultys, morkų aliejus, sulčių receptai, citrinos sultys, spaudžia sultys, sultys kūdikiams, morkų obuolių sultys, citrinos, šviežiai spaustos sultys receptai, spaudžia obuolių sultys ir taip toliau. Ir štai jau kiek raktažodžių rado, vien tik tai įdėjus tokį vat. Ir jūsų vat būtent Google'as mato, kad jūsų puslapis yra būtent labai taikliai pataikytas ir padarytas vat būtent apie tas morkas ir viskas. Ir labai gražu, labai paprasta ir pamatysit, kaip visą tai jums padės atnešti daugiau klientų. Tai tiek, šiam kartui dabar tiek, mes nieko daugiau nedarysim. Vienintelį dalyką, ką prašysiu, tai yra šitą nuorodą, kurią nukopijuosit, įdėkit, atsiųskit man ir bus apačioje anketa. Dabar dėl anketos šiek tiek dar noriu irgi pasakyti labai trumpai. Kartais būna problemų, kad jos neatsidaro. Tai būna, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau 20 dienos video ir joje raščiau, pavyzdžiui, norėčiau tą dienos anketą spausti, spaudžia aš ją ir matot, čia išmeta pop-up block. Tai yra, kad tiesiog neleidžia atsidaryti naujam lange. Aš jį paspaudžiu ir tiesiog sakau always allow. Tai visą laiką leisk atmerk akis atidaryti naujas nuorodas. Padarau done ir dar kartą paspaudžiu, atsidaro. Viskas, ką tik tai išsprendžiau problemą. Ir čia būtent bus
paspaudi nuorodą, atsidarys ir tiesiog užpildyk, nukopijuok savo puslapio būtent nukopijuok nuorodą šitą, kad atsiųstumai ir mes matytume tą video. Galėjo būti tą video, kurį jau padarei. Jisai gali būti čia. Tai tiek. Šitus žingsnius, jeigu padarei, turėtų viskas gautis labai paprastai, labai gražiai. Ir pirmą, antrą, trečią kartą padaręs, pamatysi, kaip iš tikrųjų visą tai lengva ir kaip svarbu yra teisingai užpildyti visą medžiagą. Tai tiek. Čia Ramūnas, merk akis, iššūkis tęsis.